Labas, Petrai. Labas. Šiandien ne apie nieko, šiandien toks padarom... Ketčiapą. Ketčiap, nežinau kaip lietuviškai. Tarpinį tokį. Tarpinį. Tarpinį tarp gerų epizodų. Jo, buvo kažkiek eventų, dabar daug eventų laukia, bet dar pakankamai toli, tai šiek tiek aptarsim apie tai, apie CrossFit Games, gal šiek tiek pakalbėsim apie pinigų nepatikimą, tada apie čempionatą, gal kažkiek Hyroxą. Taip. Tai nuo ko noriu pradėti, noriu tave pasveikinti visų pirma su gimtadieniu. Praėjusiu gimtadieniu ir gal nežinau, gimtadienis gal ne tiek svarbu, kiek... Dėl ko svarbu, čia 33, čia Kristaus amžius. Nesakyk taip. Negalima sakyti pagal tavo religiją, negalima. Kai sako Kristaus amžius, čia antiek popsiniai skamba, kad jau niekas netaip nesako. Bet labiausiai turbūt noriu tave pasveikinti su magistratūros, su apgynimu ir kaip čia magistros laipsnių gavimo. Taip. Ačiū. Turiu tau mini dovanėlį. O. Tai čia turbūt svarbiausias dalykas. Čia yra Roberto mėgstamiausias šokoladas Emilė. Jeigu vežyk ir tą kartą, tai neveš tos karūnos, vežk kinderį vaikams. Ačiū. Ir pūmus maikutį. Geras. Ačiū. Tai va, papasakok šiek tiek apie savo magistrą, kokia buvo tema, kaip apsigynė ir ar planuoji įstoti į doktorantūrą? Tema tiek sudėtinga, kad neperskaičius negaliu net prisiminti. Tai padarom taip. Įsivaizduoju, kad man 8 metai. Tai CrossFit sportininko aerobinį darbingumą limituoja centrinis ar periferinis nuovargis. Centrinis tai reikia suprasti ne centrinį nervų sistemą, bet širdis ir kraujagyslių sistema ar raumenų ištvermė. Periferinė čia raumenų. Taip. Ir kokius rezultatus gavai? Tai klasikinė fiziologija sako, jog širdis vis dar nulems aerobinį pajėgumą. Tai čia labiau prie vaidų mokslo. Kad bet kurio atveju tu sustosi ne dėl raumens ištvermės, bet kad sustosi dėl to, jog širdis nebeaprūpins reikiamų kiekių degonimi. Raumenų. Taip, raumenims nebepateiks tiek. Tai žodžiu, tai čia lokalinis nuovargis nebus limit. Taip. Tai visi tyrimieji skirtingai buvo, kas juto, kad ale nebegali kvėpuoti daugiau, kad trūksta jau kvėpavimo pusės. Kažkas sako, kojos tiek užsidegė, kad jau viskas jau nebegaliu ir taip atrodo pagal tą suvokiamą nuovargį didžioji dauguma sakytų, jog raumenys nebeleido, periferija nebeleido daryti. Bet iš tikrųjų. Bet tada pasižiūrėjus suskirščiau į 2 grupės, tai reiškia, kas stipriai desaturuoja ir kas silpnai desaturuoja. Tai reiškia, desaturuoja čia pasavieną degonį. Kiek stipriai tu iščiulpiai, taip sakykime taip, tu startuoji, turi 100 vienetų degonės raumenyse ir kiek stipriai tu jį išnaudoji ir kiek jo, kad nebelieka. Tai buvo stipriai desaturuojantis, tai 11% vos negali nuleisti, čia yra labai labai daug. Ir silpnai desaturuojantis buvo 20%. Tai pavyzdžiui, aš buvom prie silpnai desaturuojančių. Nu tai ir tiek didelis skirtumas tarp jų, bet nebuvo jokio skirtumo tarp aerobinio to pajėgumo. Tai reiškia, nei VO2 max, nei kiek vatų išmynė nesiskyrė. Ir pasižiūrėjus degonės pulsas, tai reiškia, kiek per vieną dūžį tavo širdis geba pateikti degonės, tai tas ir nulėmė tą tavo aerobinį pajėgumą. Nu, tai klasikinė fiziologija, jinai, dėl ko sakau klasikinė, tai reiškia, kad jinai tyrinėja daugiausiai ištvermės sportininkus, o crossfiteris nėra ištvermės sportininkas, jisai yra hibridinis, jisai ir galingas, ir stiprus, ir ištvermingas. Tai
Galioja ta pati taisyklė. Mažokai tyrimų kol kas apie crossfitą. Dabar vat, kiek žiūriu, tai labai jau daugėja. Tas pats Gomaras, jisai nemažai, šveicaras tas? Jo, jisai daug tą tyrinėja tą lauką, tai, bet yra ir daugiau. Ispanų yra, kurie tyrinėja crossfitą. Tai, bet dėl ko iš viso į tą aerobinį pajėgumą nuėjau, tai čia taip du dalykai. Tai vienas dalykas, ką aš norėjau ištirti, neapsijėmė darbo vadovo neradau. Tai čia toksai šokau į esamą tyrimą, tai, bet jisai gavosi temą, todėl kad bakalauro darbė nustačiau, jog didelį meistriškumo, tai reiškia mūsų elito grupėje varžybiniam rezultatui turėjo įtakos 2 km irklavimo laikas. O, geras. Tai reiškia, kiek, tai jeigu tu turi, čia daugiau galima įžvalgų padaryti, bet jeigu tu turi visą įgūdžių bazę, tai laimės tas, kuris aerobiškai yra pajėgesnis už tą kitą. Tai gavos, kad patirinėjau giliau būtent į tą aerobinį pajėgumą. Gerai. Savo dabar programingį rašydamas ar savo treniruočius kažką gali iš to panaudoti, kažką išvadų padaryti? Galima, tai dar ką padariau, tai reiškia tas dabar profiliavimą visi bando surasti, tai ten tos non-responderiai, tada koks tinkamesnis, geresnis tau būtų stimulas, kur tavo ta silpnesnė vieta. Daugiau testavimo? Jeigu iš laboratorinių tintų, tai gavos keturi profiliai gavos ir pasiskirstimas gavos 3-4 žmonės. Tai per mažas skaičius, kad būtų galima taip tvirtai teikti, kad yra tos 4, bet gavos, kad yra mažesnė VO2 max turintys grupė ir silpnai desaturuojantis, tada mažesnį VO2 max turintys ir stipriai desaturuojantis. Tada atvirkščiai didelį VO2 max turintis, silpnai desaturuojantis ir didelį VO2 max turintis, stipriai desaturuojantis. Tai 4 grupės, reikėtų juos paimti ir duoti skirtingus protokolus. Tai reiškia, vieniems reikia daugiau aerobinės bazės ir lokalios raumenų ištvermės. Kitiems aerobinės bazės nereikia, bet reikia labai stipriai lokalios raumenų ištvermės ir reikėtų tą pakartoti tyrimą ir pasižiūrėti, kiek tai pasikeitė akcentuojant jų tas silpnesnės vietas, kiek stipriai pasikeitė rezultatas. Ar tą galima daryti grupiniam programingė, kaip ir gali, bet yra labai sunku ir tada žmogui akcentuoti savo tą silpnesnę pusę yra pakankamai sunku. Kaip pavyzdys, tai ar tu turėtum daugiau aerobinę bazę daryti, ar tu turėtum daugiau lokalią raumenų ištvermę daryti, kaip tau atrodo? Aerobinę. Lokalią raumenų ištvermę, tai pagal tą, kas tuo metu, ką ištyrėm, tai tuo metu tau reikėjo daugiau lokalios raumenų ištvermės. Tai reiškia daug pakartojimų atlikti ir iki to priartėjimo, iki to negaliu. Tai daug pakartojimų daryti. O nesvarstėjau, pavyzdžiui, pas tave dabar lygiai programingi 1, 2, 3, jie skiriasi pagal sudėtingumą. O ką jeigu skirsit pagal profilius? Ateina žmogus, padaro keletą testų, gauna rezultatą. Jo, bet tuos testus nepadarysi be laboratorijos. Bet, tai gali, aišku, tos gali tą išskaičiuoti, bet irgi, žinai, tyrimas vyko ant dviračio, tai jisai ir gerai, ir blogai. Gerai tom, kad ant jo nereikalauja jokios technikos, tai tiesiog mini dviratį ir tiek. Jeigu darytume ant irklavimo aparato, kuris greičiausiai, kad yra dažniau naudojamas pas mumis crossfite negu koksai dviratis, bet mes nerenkam tokio kilometražo, jog mūsų nepaveiktų technika. Tai reiškia, mes galim, ne visi, bet kaip pavyzdys ant irklavimo aparato labai lengvai gali antrą zoną laikyti, gali šiek tiek stipriau traukti, tai jau įeini tą, sakykim, 3 zoną, jau aerobinė, jau tą zoną prieš thresholdą esi ir tada nuo thresholdo jau tenais jau nebekontroliuoji, nes jau technikos jūs tiek nebeturi, kad galėtum efektyviai padidinti savo pastangų lygį ir kad tai persineštų į ekraną. Tai tas, pavyzdžiui, rampinis testas, kur reikia didinti intensyvumą, jau galiausiai greičiausiai, kad atsistotų ties tavo technikos tą ribą.
Tai neišmatuotume tada jau taip viską gerai. Bet vienu metu dariau mass test, tai ant visų aparatų, tai mass test tai yra maximal aerobic speed, tai pagal tai buvo daug daroma treniruotėse, tai tada tu žinai, kiek žmogus praleis, kiek surinks minučių VO2 max. Nes tą reikia skaičiuoti, jeigu nori padidinti VO2 max. Jeigu daryti, žodžiu, daug idėjų turiu, kaip kažką pakaitaliot, kaip pakaitaliot ten tuos stimulus ir panašiai. Įdomu? Įdomu. Šiek tiek atsibodo jau. Ne, įdomu, tik tais... Idėjų daugiau nei galimybių. Galimybių pamatuot. O pamatuot tai tos platformos kaip Strivey, Fitter, tai jie neturi tiek siekimui kažkokių įrankių, tai iš tikrųjų bandau savo sukurti tokią platformą, kuri būtų daugiau analizavimui, bet reikia daug laiko, kad viskas veiktų ir kad būtų galima pradėti daryti. Ką su doktorantūra? Ar pavadinsim tave, kad nors pirmiausia podcastas prasidėtų su daktaru Stanku? Taip, sveiki, esu daktaras Robertas Stankus. Vien tik dėl to verta. Taip, ego, toksai ego. Jo. Arba kaip pirksi lėktuvo bilietą, bus prašyti DC Stankus. DR. Dok. No. Ar dok. DR, man rodos, kai esu matęs. Teks pabaigti doktorantūrą, kad sužinot. Kad sužinot, jo. Tai nežinau, buvau vienu metu stipriau užsidegęs šituo klausimu ir ieškojus galimybių ir kur pas ką rašyti būtų galima. Nėra taip paprasta, kaip galvojau pačioje pradžioje, tai reikia, kad laimėtų projektą, konkursą, kad gautų finansavimą tą temą. Daugelis nori... Bet ten temos jau paraštos dažniausiai, tu savo turbūt sunkiai pasiūlyt. Tai savo temą sunkiai pasiūlyt, gali susirast, bet sunkiai, bet vakar po gynimų priėjo vienas profesorius ir pasiūlė savo temą, atsisakiau, dėl to, jog tas ne tema įdomi, bet kas bus tyrinėjama, tai siūlė sprinterius, boksininkus ir kultūristus, tai pasakiau, jog nedomina kitos sporto šakos, nenoriu įsipareigot 5 metus tam. Sako, kuris sportas tave traukia, pasakiau, crossfitas, Hyroxas, funkcinis sportas. Ne, tai jisai išklausė, tai aš ten per aktualumą ir problemą ir papasakau apie crossfitą, tai sako, gerai, galim tada tavo temą. Netgi taip? Jo, tai čia pirmas toksai... Čia Kaune, Elsu? Jo, tai susisieksiu ir gal. Bet vis tiek, jeigu tai bus tada tik po metų pertraukos. Kitas laukas būtų kariuomenė, tai irgi būtų įdomu ir gal taip... Čia su Inga gal? Jo, tai su Inga Lukanaitinė būtų apie kariuomenę, su šauktiniais, su jų fiziniu parengtumu ir traumų prevencijom, tai būtų gal įdomu ir naudinga toksai darbas, kuris ne tik, kad darbas dėl darbo gal būtų. Neštų kažkokios naudos visuomenį. Tai čia irgi gal būtų visai įdomu. Žiūrėk, kokia imtis gera, jo, tu visą imk kopą, visą batalioną, tas toks. Tai būtų dar didesniem, plus pažinčių ratas didelis, tai būtų lengva prie to prieiti, prie visų tų tyriamųjų, tai daug kursiokų, su kuriais buvau susisiekęs, nors ir šiandieną atvažiuok, gausi tyriamosius. Kaip, Jo, tai... Ar svarstai? Bet tas svarstymas nėra, kad šiandieną galiu priimti sprendimą ir jau nuo rytojaus jau pradėti darbus. Taip nėra, tai toksai plaukiantis, todėl dabar. Bet minčių yra? Minčių yra, buvo nuo bakalauro, jog visai norėčiau. Tai bus matyt. Bet nenoriu nei prisišnekėti, jog tikrai darysiu, bus laikas parodys. Tikrai taip. Aš ir galvoju, norėsiu į magistratūrą, bet žinai, kartais, kai užspaudži darbais, sesijom, komandiruotėm, varžybom, tai galvoju, Jėzau, norėjau. Tai su magistru 8 įstojom, vienas nepasirodė nuo pirmos sesijos dienos.
Tai 7 startavom, tuomet 3 atkrito, likom 4 antram kurse. Kiek apsigynė? Ir liko 1 aš. Vienas apsigynė? 1 liko aš. Gyvenimas nugalėjo. Jo, tai nėra lengva dirbančiam derinti turinčiam šeimą. Ir ne tik. Gal turint darbą, plus kai studijos yra kitame mieste, o čia jau nebe ištęstinės studijos, jau daugiau jų tų važiavimų, tai sunkiau tą suderinti. Jo, ko gero, savo sportas keliauja į kokį 3-4 vietą, ne? Galiausiai taip, reikia, jeigu užsimanai, sukyla motivacija ir jau atrodo grįžo į režimą su sportu, atsiskaitimai, važiavimai, tyrimai. Greit pasibaigė. Jo, tai čia tiems, kas klausia, kodėl mes nedalyvaujam, tai tokia yra realybė. Jo. Bakalaurė buvo lengviau išlaikyti sportą, ten 2 savaitės būdavo sesijos. Ja, bet ir per tos 2 savaitės gali kažkiek pasportuoti. Taip, per 2 savaitės gali kartais ir vakare pasportuoti, važiuodavau anksti ryte Kaune, pasportuodavau. Savaitgalis laisvas. Savaitgalį, nu, kitaip, o kai čia jau kasdieninis įsipareigojimas yra ir daug tų ir straipsnių analizų turi padaryti, daug atsiskaitimų yra, tai kažkas turi kentėti. Deja, nu, it is what it is. Taip. Gerai, keliaujam toliau? Keliaujam toliau. Apie CrossFit Games šiek tiek noriu pašnekėti. Tai sveikinu Emilę, visai neblogai jinai pasirodė, kelinta jinai liko? 46. Tai per vieną vietą pakilo po tų peržiūrų, gavo, dabar bijau pamiluoti, gal 5 norepus. Jos irgi vėžiu, visus matyti. Iki tiek. Taip, tai 5 norepus gavo už Čestobarus. Gerai, bet keista, toks kampas neturėjo matytis, bet okei. Jo, Nikas irgi prigavo norepo ant squat snatch ir thrusterių dėl gylio. Tai irgi iškrito iš 20-tuko, liko, dabar bijau pameluoti, virš 30-tuko iškrito. Bet ką dar norėjau pasakyti, tas pirmas 20-tukas jaunimo, kur buvo preliminariai, iš jų gal tik tai 4 žmonės liko. Ne, aš buvau pasidaręs irgi skrinšotus Emilijos, kad pasižiūrėti vėliau viskas, kas iki Emilijos, kiek tenai stipriai pasikeitė, bet dar neperžiūrėjau ten to sąrašo. Netgi ten pirmas Buhuriukas, kuris 6 eventus laimėjo, jam paskutinį 2 praktiškai iš vis neužskaityti, tai iškrito ten kokį 50. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tarp jaunimo norepų yra žymiai daugiau nei tarp suaugusių. Tai vis tiek vaikai turbūt netaip gerai tos standartus dar suvokia, taip. Jaučia. Tai aišku, kaltinu save, žinai, dėl pritūpimo gylio, kaip ir atrodo, kad ir žinai, pasakoji, bet kai tu žinai, nereiškia, kad visi žino ir supranta. Tai dabar mokinamės tūpti iš naujo, giliau. Ir kas irgi treniruoja jaunimo vaikus, tai atkreipkite dėmesį, kad standartai turi būti nuo pat vaikystės jau užtruojami. Kiek sunkiau yra su standartais jau atlikimo dieną, tenais jau nebepakeisi, netrukdysi atlikti workouto, tai tie, kad ir 2 teisėjai priklauso per peržiūrą, bet jisai... Taip, tai jisai... Nenurepins savo, plus kai dar abijoja. Taip, tai daugiau dėl vaizdo stovi, o jau ten, jeigu duoda nurepą, tai jau ten jau baisiai akivaizdu. Aplamai tas online formatas visiškai skiriasi nuo gyvų varžybų. Gyvai tu gali daryti greitai, varyti all-in, jeigu kažkoks nurepas, tai teisėjas, taiga pataiso ir tu dirbi toliau. Taip. Per online varžybos tu nieks nestabdo, nieks nieko nekomentuoja, darai vienas ir toks. Mes su Niku paskaičiam, jeigu jisai darytum 30% lėčiau, bet viską švariai, jisai patektų. Tai vaizduok. Tai visiškai kitas crossfitas, labiau apie kokybę, taip, o ne apie greitį ir svorį. Tai va, turėkite omeny. Tarp suaugusių praktiškai leaderboardas nepasikeitė. Mano amžiaus grupė ten gal keletą pozicijų pasišiftino, bet pas vaikus ten tokias perturbacijos, kad bum. Kuo mažesni vaikai, tuo didesnį pasikeitimą. Tai va, tai šiek tiek nusivylium, bet nieko. Dar kiti metai, dar ne vieni metai jam. Dar kiti. Jis dabar 15 dabar buvo 14-15, jis dar turės 16-17 2 metus. Jo. Viskas gerai. Nu, bet dabar užsimotyvavęs, jis į Lietuvos čempį dalyvaus ne savo amžiaus grupę, dalyvaus sport kategoriją. Manau, į 10-tuką gal galėtų iššaukti, kaip galvoju.
Bus matyt. Jo, manau, tai endurance gal šiek tiek pralaimės, nes visgi vaikai nėra tokie endurance atletai. Ir jėgos pasižiūrėk, aš prisimink pernai metais sport divizijai buvo ne vienas šimtukas snečia. Laimėjo sumoj, buvo snečis ir clean and jerkas. Jo, tai suma buvo 220, man atrodo, didžiausia. Kažkas tokio. Gali būti. 100 snečis, 120 clean and jerkas. Tai man atrodo, Albertas laimėjo. Gali būti. Mindaugas parovė 9 pastumį 120, čia kiek suma? 20. O gal 5? A ne? Nu tai vat, su 100 snečino ne vienas, jau nebuvo ta, jeigu anksčiau 100 buvo tokia atskirtis tarp elito ir sporto, tai elite 100 lengviau skrido, bet virš 100 net tiek daug ir buvo tintų. Kas, jeigu dabar bijau pameluoti, Lukas Kirilovas, Mačaitis, Danielis, galvoja, ar išsaugoja ar neišsaugoja? Danielis 120 parovė. Ai, ne? Vienintelis. Ok, tai Danielis, Matas, Lukas Kirilovas. Gedas gal parovė 100. Daugiau nebepaminu. Jo, tai kokie 5 žmonės. Šiaip geras toks kaip indikatorius, riboklis 100 kg nečias, varai elit, mažiau nei 100 varai sportą. Irgi taip sunku, žinai, pasakyti, čia ir salėje diskusijos vyko maždaug, tai sporte nebus puloverių galiu nedaryti. Nu, negalima taip teikti. Jokių judesių negali nurašyti, kad to nebus kažkurioje divizijoje. Tai prie kiekvienos divizijos yra parašyta, jog aukštesnio įgūdžio reikalaujantis judesys gali būti kaip separator. Tai nieko negalima užleisti, tai kaip ir su tais irgi. Jeigu aš nečinu 100, bet nieko kito nepadarau, tai ar galiu eiti į elitą? Gali. Pat, jeigu nebėgi 3 km iš 12 minučių negali eiti. O čia prie manęs sakė, taigi čia niekas nebėga iš 12 ir panašiai. Visi bėga. Nu, ta prasme, tarp bėgikų čia yra jokas. Taip, tarp bėgikų jokas. Tarp CrossFit Games išbėga... Tarp CrossFit Games jokas. Taip. Tarp Lietuvos čempionato sport klasė jau ne jokas. Geras rezultatas. Vat sport klasė labai įdomi, nes ateina iš, visi mes į CrossFit atėjom iš kažkokios sporto šakos, bet tie, kurie yra elitėje, jau daugiau metų treniruojasi CrossFit'ą. O sporte dar greičiausiai, kad lemia ta bazė, kurią atsinešė iš kažkur. Tai yra labai stiprių, vos ne kur kultūrizmo daugiau užsieminėjo, bet... Liudas. Bet prastesni, pavyzdžiui, ant gimnastikos. Yra gimnastų. Su ko gimnastai dažniausiai straglinas? Tu ištvermi? Gali būti. Gal jie taip atrodo, gal per daug kokybiškai atlieka judesius ir dėl to užsimuša. Kokie, jeigu iš endurance sporto, tai dažniausiai bus problemos su jėga ir pečių mobilumu. Taip. Mindaugas. Klubų mobilumas. Geriausia, jeigu ateina iš kokių šokių, rimtinių. Kas dar? Kokia gera bazė yra CrossFit? Lengvoji atletika. Bet ne bėgimas. Ne ilgų distancijų bėgimas. Taip. Trumpų distancijų bėgimas. Taip. Gal kokie šuoliai. Taip. Rutulio stumimas, ietės metimas. Taip. Fainai. Emilija, į kokią kategoriją? Dabar yra užsiregistravusi į sporto diviziją, bet neatmetam, kad gal persirašyti net ir į elitą, nes elite daug moterų nėra, tai jeigu neiti į elito diviziją tik dėl to, jog nepadarai 1 ar 2 įgūdžių, tai nėra taip blogai. Kaip tu galvoji, kiek galima leisti tau nepadaryti judesių, kad eiti į elitą? Pavyzdžiui, aš tikrai žinau, kad bus handstand walkas nepadarau ir ringmas lapo aš nepadarau. Ar eitum? Ar turi būti minimum vienas koks? Bet paskaičiuokim, kiek gali būti rungčių su handstand walku elito divizijai. Nu, nebūtinai vienas. Įgūdis, miksas gali būti ir bodyweightas. Nu, bet... Elitui ar handstand walkas, paprastas handstand walkas tau bus daugiau įgūdis ar daugiau su savo kūno svoriu bodyweighto judesys? Man tai vienareikšmiškai, kad bodyweightas čia bus. Tai reiškia, gali būti ir bodyweighte, ir skilse, gali būti ir mikse. Istorijoje taip niekada nebuvo. Niekada nebuvo.
Kiekvieną vodą reiškias- galim pradėti nuo... Nu, tai reiškia, yra trys rungtys, kur gali būti handstand walkas. Ai, tu taip skaičiai. Ringmas lapas, kiek gali būti? Nu, 1 arba 2. 1 arba 2. Tai gali būti miksas ir gali būti įgūdžio. Bodyweightas. Bodyweightas jaučiau, nu, aišku, irgi gali būti. 2 arba 3. Nu. Tai atsakykit klausimą. Kiek skillsų aš galiu nedaryti, kad eiti į lit? Su 2 gal jau yra Ant ribos. labai ant ribos jau labai didelė rizika, su 1 įgūdžiu, jeigu nepadarai, tai mažesnė. Su 1 galime eiti. Taip. Plus tas 1 tu nežinai, kada jis bus. Gal jis Taip, bus ir workouto gali pabaigoj, ir kaip nebūt. separatorius, gali ir nebūt. Gali ir nebūt. Teisingai. Eikite į lit. Kiek ten dabar merginų? Nežiūrėjai kiek? 4. 4 jau užsiregistravo. Nu, gal Rimo kokias- užsiregistravo. Olga Ne, dar. užsiregistravo. Kas dar? Galėtų Monika nedalyvauja, man atrodo. Dar ne. Nu, tai va tiek ir bus. 5, jeigu bus jau gerai, tai bus galima pasivaržyti. Kaip covidinį CrossFit Games, atsimeni, irgi 5 žmonės buvo. Visai įdomi buvo žiūrėti. Nežiūrėjau. Ten rančiai buvo. Šiais metais CrossFit Gamesai, tarp kitko, 20-ieji jubiliejiniai ir keli workoutai irgi bus pas Dave Castro rančia. Geras. Ten tie workoutai, kur bėgimas į kalną. Taip. Tie deadliftai su maišu. Taip. Būtų įdomu pažiūrėti. Bet ir planavo, kad CrossFit Gamesus atveš į Europą. Kažkada. Nu, o dabar 20 jubiliejinės, gal Taip. Amerikoje tada jo. Ir Taip. su Stela šnekėjom, atsimeni, jinai Taip. irgi su Castro ne vieną kartą šnekėjo, kad tokių minčių yra. Dar nesako kada, bet tokių minčių yra. Tai varysim. Litexpo. Taip. Ne, jeigu darys, tai greičiausiai arba Berlyne, arba kokiam Paryžiui, kur didžiausi tie eventai vyksta. Danija? Ne? Kopenhaga, kaip variantas. Visai būtų įdomu. Bet gal ir praras šiek tiek, žinai, to šarmo tie CrossFit Gamesai, kad žinai, kad visą laiką Amerikoje vyksta. Rūpyti. Bus įdomu pažiūrėti. Gerai. Kas dar norėjau norėjau pasakyti. Atsimeni Rapolo? Berniuką. Jo. Taip. Vakar pareiškė man, kad baigė CrossFit karjerą. Oho. Užsidomėjau labai su kovos menais ir dabar nori profesionaliai užsiimti boksu. Geras. Ką tu į tai? Kiek jam metų? Nedaug, jam iki 12, ne? Ne, daugiau. Daugiau? Tai dabar laimėjo, buvo 3 amžiaus grupiai 13-14, tai jam šiais metais 15. Tai vis tiek dar yra labai jaunas. O tai aš nežinau dėl bokso, kokia, jie ten nelabai anksti jie ten pradė, ne kaip gimnastiko ar čiuožime, jie ten gan vėlai būna ateina. Plius ateina su gera bazė. Tai... Matai, jam labai patinka, jisai labai dega, tu viską žiūri. Nu, tai... Iš vienos pusės ir gaila, šiaip talentingas berniukas, bet iš kitos reikia turbūt daryti tas, kas tau labiau patinka. Taip, ir gal pajusiu, tenais yra kaip, nežinau, daugiau potencialų turintis. Manau, kad taip. Dabar ypač, nu, jeigu kalbant ne tik apie boksą, apie MMA, visokie utmos, UFC, dabar taip. Atrodo, kad ant bangos ir jeigu kalbant apie kaip tavo darbą, gal netgi ir... Padėlis ant bangos labai. Ir padėlis su olimpinė sporto šaka taps. Tai... Jau patvirtinta? Jo. Brisbane, Australija tas, kuris yra 36. Nesekantis, o dar sekantis. Tai gal ir Haroksas bus. Įsivaizduok, Haroksas padėlis funkcinis sportas. Olimpiečiai visi. Visą gyvenimą sportuoju. Įdomu su funkciniu sportu. Jeigu taptų olimpinė sporto šaka, pakiltų mūsų reitingai, bet kol dabar už ribos yra, tai vienu metu buvo daugiau kalbų apie tai, jog siekiama ir nori tapti olimpinė sporto šaka, dabar kažkaip viskas aprimo. Vyksta reikalai dabar, Fikovskis Brentas apsėmė, ten bando tvarkyti visą dokumentaciją, jisai baigė karjerą, dabar full time jisai man atrodo. Bet ar jisai nėra, kad jisai dirba daugiau prie Gamesu, o ne prie funkcinės federacijos? Ne, jisai sugreičintam komandai. A ne? Jo, tai kaip ir matys, nežinau, šiaip daug yra sporto, olimpinių sporto šakų, kurių Lietuva neatstovauja. Šaudimas iš lanko, curlingo neturim komandos. Aplamai
Žiemos sporto. Žiemos sportas tai labai liūdnai. Ja, tai ir vasaros daug kur mes neatstovaujam, tai žinai, ar prisidės tas funkcinis sportas, man atrodo, gal nieko nepasikeis. Nu, bet mes oficialiai galėsim vadintis Olimpinės sporto šakos atstovais. Olimpinio sporto šakos treneris, rinktinės treneris. Taip, tai, bet vis tiek manau, kad olimpinė sporto šaka, jeigu tampa, tai ir finansavimas gali būti geresnis ir gali, nežinau, į tas pačias gal sporto mokyklas integruoti sporto šaką, tai geriau būtų sporto vystymui. Įdomu. Įdomiais laikais gyvenam. Aplamai dabar olimpinis daug kas keičiasi, daug naujų sporto šakų ateina. Taip. Ir išeina. Ir išeina. Breikas. Jau norėjom perėti į breiką. Breakdance is always breakdance. Jo, tai... O čempionatą dar. Padėliui gali pasiruošti tu? Aš neįsivaizduoju, kad reikia daryti. Buvo galimybių pabandyti, bet aš dar nesubrendau. Nesubrendai. Tai dar žadėjom su Brilinga, išeit Brilinga labai nori pabandyti šią sporto šaką. Tegul Hyroxą pradžiai pabandų. Nu, tada jam teks tada keisti sporto klubą. Jo, greičiausiai, kad tada perės pas mus dirbti. Gym Plus. Taip. Paulių, laikykis. Reikia Paulių pakviesti labai senai. Jo, gal arčiau prie čempo? Taip. Praeitą podcastą aš biškį pastumiau, kad nesiregistruoja, tai užsiregistravo šaunuolis. Aš šiaip, būtų prašymas, ne tiek vyrų, bet ir merginų ypač elit, kad padarytų registraciją, nes... Registracija vėl brangs. Jo, aplamai, jeigu matysim, kad labai daug žmonių, tai net mačiau, kad minčių buvo iš vis tą elit diviziją nukancelinti ir anksčiau, nenorim tos divizijos parasti, tai jeigu žinot, kad tikrai dalyvaut, bet iki paskutinės sekundės sėdėsit, nesiregistruokit, nedarykit. Taip, tai yra... Gali būti priimtas sprendimas, jog elit divizijos moterys bus sujungtos su sport divizija ir kad jos turės vieną arba dvi rungtis tik tais atskirai, o daugiau visą kitą darys su sportu, jeigu neužsipildys daugiau moterų. Jo, ir aplamai iš organizacinės pusės žymiai lengviau planuotis, dėliot workoutus ir visą tą layoutą, kaip žinom dalyvių kiekį. Tai didelis prašymas, kas dar neužsiregistravo, prašau, užsiregistruokit. Jeigu nedalyvausit, bent paremsit federaciją. Padarykit gerą darbą. Jo. Buvau Orieno iš Kauno halė. Buvai viduj? Ne. Aš buvau prieš 20 gal metų, dabar visiškai... Per įtikimus buvau. Sutvarkė gražiai Orieno. Man net patiko labiau nei Švyturio Orieno. Viršui fainos tokios ložės galima padaryti klubams. Šalia yra stadionas, šalia yra dar bėgimo takas, šalia yra parkas, žodžiu, galimybių. Daug. Patogus privažiavimas, patogus parkingas, daug kur gyventi galima šalia nebrangiai, tai labai smagi lokacija. Turėtų gerai atrodyti. Dalyvių dabar turim, praktiškai tiek pat dalyvių jau užsiregistravo kaip pernai. A ne? Vakar žiūrėjau, nedaug trūksta, tai dar 2 mėnesiai. Aš nesu prie organizatorių, tai aš nematau, kiek užsiregistravo. Tu gali į cirkalą įeiti ir pažiūrėti. Tai ten skaičiuoti tada reikia. Tada skaičiuoti reikia, sudėti 4 skaičius. Jo, tai turėtų būti fain. Ką dėl workoutų, dar nežinai, kas programuoja? Nežinau, dar kas programuoja. Žamalas, kaip sakėm. Tai nežinau, girdėjau gandus, kad iš Vilniaus reikės važiuoti su dviračiais arba kajaku. Pasirinkti reikia arba baidarę, kajaką arba dviratį ir turi nuvykti į Kauną. Transporto priemonė duoda savo koeficientą. Taip. Tada galvau, kad gali būti naktinis workoutas, 3 val. Nakties, kad gaunu skambutį ir pasako, kad už pusę valandos tau startas. Girdėjau, kad gali būti šaudimas iš pistoleto. Kitus varžovus. Faina. Šiaip dar kažkokių bręsta minčių? Bręsta, kiekvieną dieną gal kažkokių naujų, bet nieko nėra ant popieriaus, tai... Noriu, kad būtų kuo vėliau parašyti jie, tai prieš pat deadline'ą, tai kad nebūtų, kad mintise yra workoutas kažkoks ir kažkaip gal nesąmoningai vos neparuošti tam. Tai workoutui bus parašyti penktadienį, sekmadienį jie jau bus paskelbti. Tai ten 2 savaitės iki varžybų. Jo, man atrodo, Igoris ten minėjo.
Jo, tai Pusantros ar 2 savaitės iki varžybų jau turėtų būti. neskaičiuojant jau varžybų ten to savaitgalio, tai jeigu sekmadienį išeina, tai bus viena pilna savaitė ir tas jau Tai varžybinė savaitė. Sočiui bus laiko prasukti vieną arba 2 kartus. Jo. Šiaip irgi toks klausimas, man irgi jisai atveras iki galo neaiškus. Tu kai sužinai workoutus, kaip tu elgėsi? Tu darai pilną pajėgumo, darai kaip pamoma, darai tik tai judesius, pusę workoutų? Gal įvairiai, gal labai priklauso nuo workoutų. Yra workoutų, kuriuos privalai išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip jausis ir koks tempas reikalingas tam workoutui. Tai nežinau, MREPas 15 minučių, tai ar ten kokią strategiją ten planuotis į, ar daryti kaip PMOMA, ar ten lėtesnis tempas, greitesnis tempas, tai ar atlaikysiu aš tą tempą, tai čia būna svarbu. Jeigu koksai sprinto workoutas, tai ten jau žinai, kad ateisi jau su nuovargiu dideliu ir ten jau kas liks iš tavęs, ten tą ir turėsi daryti unbroken, kiek įmanoma daugiau. Tai ten nepristrateguosi, tai ten daugiau jau gali viso workoutą išbandyti nereikia, gal daugiau tą effort pabandyti. Tai labai priklauso nuo workoutų. Vienus workoutus reikia tikrai išbandyti, kitus daugiau nusimatyti gal strategiją ir tada bandyti EMOMO principų, intervalų principų juos padrilinti. Bendrai tai vis tiek, kad ir mes praktikuojam visus judesius ir labai daug kombinacijų judesių mes išbandom, bet jeigu tu tą patį workoutą padarai antrą kartą, rezultatas bus geresnis, nes tavo kūnas jau prisimena, kaip reikia judėti, tai vyksta ta adaptacija, tai čia yra galima ir pridėti prie pasikartojančių krūvio efektą, jau kūnas labai... Per tokį trumpą laiką kūnas labai greitai adaptuojasi prie specifinių tentų judesių, tai taip sakykim, audiniai, jie pripranta prie tų kampų, prie judesio pokyčių tentų ir taip toliau. Vėliau varžybose irgi taip, jeigu atkreiptume dėmesį gerai, taip neimkim pačių geriausių, bet taip patį viduriuką. Judesį, jeigu taip skaičiuojam, kad atliko judesio greitis yra 2 sekundės vienam repsui, tai daugiau mažiau visi daro tą patį. Kuom skiriasi tada? Dėl ko vienas atlieka greičiau, o kitas atlieka lėčiau? Arba atneštas nuovargis jau į workoutą? Sakykim, kad judesio greitis yra tas pats visur. Tai pastangų vienas daugiau. Transitionai. Apie tai. Transitionai. Okay. Jeigu tai paėmus didžiąją daugumą, visi juda tokiu pat greičiu, bet kada pradės judesi? Vienas nušokęs nuo skersinių iš karto pradeda judesi, kitas nušokęs nuo skersinių dar ieško magnezijos, dar prieina, jau paima štangą, jau jisai mintyse galvoja, kad jis jau daro ir dar kartą 6 sekundės gali praeiti iki tol, kol pajudint štangą ir jau pradės daryti pirmą tą pakartojimą. Tai... Ir kuo daugiau tokių raundų, tuo daugiau Taip. Ir dažnai, kad tie transitionai, mes prie jų tiesiog esam labai pripratę daryti. Ne fiziškai negalim daryti greičiau, bet mes juos ignoruojam ir nepastebim, kiek daug sekundžių mes gaištam. Tai tą galima praktikuoti, pasiėmė, daryk EMOMA 2 judesių, kur antro judesį tu tik tais padarai 1-2 pakartojimus, bet tik nulipai vieną judesį padarai ir iš karto padarai antrą judesį, tam, kad priprastum tą greitą transitioną. Matai, visi į tą transitioną žiūri kaip į poilsį. Jo, bet dažnu atveju tu negauni ten to poilsio, arba nereikia ten to poilsio. Šiaip, jeigu teko savo video žiūrėti, kada nors žiūrėjai savo video? Taip. Jo, pavyzdžiui, 10 minučių MRAPas ir tada tu, jeigu taip sėdi su chronometru nuimi, kiek tu ilsies, tai gavus vos ne 4 minutės poilsio. Taip. Tai labai aišku priklauso nuo workoutų, bet taip, tai yra, kur mes ilsimės strategiškai, tai žinom, kad ten, sakykime, handstand push-upų mano talpa, tas capacity yra 30 pakartojimų. Ir workout'e bus ten 50 pakartojimų, tai jau ženkliai daugiau, negu kad aš žinau, kad nuo 30 aš baisiai sulėtėju. Tai gal aš tada strategiškai skaldysiu ir darysiu ten tą priverstinį poilsį. Bet yra, jeigu 30 yra mano riba, workout'e bus tenais iki 30, tai ar man verta skaldyti? Nu, neverta skaldyti. Jeigu nėra interferuojančių, ten tų trukdančių tam judesių,
Tai sakau, labai dažnai mes esam labai pripratę prie tų lėtų perėjimų, prieinam prie štangos, žiūrėk, tau, nežinau, snečas su 50 kg, tau čia procentaliai kiek yra, 40%. Kažkas taip. Tai ar tau reikia paimti štangą lygiai taip, kaip paimtum OneRep Max'ui? Ar dar magneziją? Jo, nereikia. Tu gali paimti vieną ranką ant žiedo, didį kitą ranką ten kažkur vos ne prie krašto, tu snečinsi ir išsilyginsi. Ten tu judesio metu gali lyginti, bet visi prieina prie to štangos, ima, kur pripratė OneRep Max'ui ir dėl to gaišta pradėti. Tokia detalė, kuri kartais tu dabar Tai jinai pasakė, labai- tai, žiūrėk, aš 10 metų crossfitinu ir apie tai negalvojau. Kad štangą galima belikiai paimti. Taip, Kartais tikrai taip ir remi. taip. Aš tai iš savo praktikos, aš niekada nedarau power prieš varžybas, nes žinau, kad jeigu all-ininį, tai visų pirma atsistatymas Taip, pakankamai taip, ilgas taip. bus ir labai šlikštus jausmas. Ir tu, kai antrą kartą tau teks daryti, tu jau atsimeni, kai buvo blogai. Jo, tai va, vieni labai įdomiai su to, vieni, tas pats, pažiūrėjau, ir su Vodu Max testu, jisai, Antrą kartą jau žymiai sunkiau daryti. kai tu žinai, kas tavęs laukia, tu vieni labai bijo to jausmo ir todėl pradeda saugotis, o Kiti gal atviršiai nori O kiti pagerinti. atvirkščiai nori pagerinti. Čia labai įdomiai tas suveikė. Žinai, kaip ir workoutas, tu padarai ir tau kojas baisiai užmušo. Ir tu Kitą kartą jau laukia. kitą kartą arba tu žinai, kad tas bus ir tu kažką strateguoji, o kitas bijo to uždegimo, todėl jisai jau iš baimės atlieka blogas tas strategijas. Pas tave dabar buvo testavimai ir testavimai. Taip. Ir Mindaugas pasako, kad jisai antrą kartą einant daryti, jisai nepagerino, man atrodo, nieko, nes jam buvo tiesiog baisu išrykštų, jisai laukė to jausmo ir Taip. negalėjo Taip. performinti. Tai va čia su tais tesavimais dažnai taip ir būna. Ir kai krosite mes pakankamai retai retestuojam, pakartojam tą testą, tai gaunas, kad mes turim tą psichologinę baimę. Imkim 400 metrų bėgimą. Tu bėgai, tu vos negali, priartėjai prie apsivėmimo ribos arba net apsivėmė, bet čia yra tavo sporto šaka, tu vėl kitą kartą 400 darysi ir tu kas kart darysi ir tu kas kart žinai, kad įeisi į tą jausmą. Yra biškai kitaip. Bet psichologinės tai labai daug groja. Dažnai mes neįvertinam to taip stipriai, kiek jisai yra svarbus. Dažniausiai kalbam tik tais apie prieš varžybinį jaudulį arba varžybose, kaip jaučiamės, bet dar yra aikštelė, kiek daug yra niuansų. Tikrai taip. Kaip dažniausiai powerį aikštelėje žmonės geriau padaro. Gal dėl adrenalino? Taip. kortizolio? Tai kitas dalykas ir dar yra, kad šone Visi spaudžia irgi. visi spaudžia. Tai tas motyvuoja irgi pasispaus labiau. Dėl to powerį salėje taip Taip. vengčiau daryti, ką dar nedarau. Jėgos niekada nedarau maksų, nes labai irgi daug faktorių įtakojančių. Dažniausiai jėgos nebūna pirmas varkauts, yra nuovargės, štangos, apšilimas, tai jėga jau eina kaip eina. Plius minus žinai, jeigu daug. Plius minus jau žinai, nebent tai bus kažkoks kompleksas, nežinau. Jo, 5 rep overhead squatas, kurius dabar taip sunku žinai pasakyti, tada reikia prasitestuoti. Jeigu tai vienas compound liftas, tai tu jau... Taip, jau žinai, jau plius minus nuo kiek startuosi, jau ir tą pradinį svorį gali nusimatyti. Tai dažniausiai gali neįprastas dalykas kažkoks tave. 2 Hank klinai plus 18 kildžerko, kažkas tokio, žinai. Tai jau tikrai iš anksto nenumatys. Taip. Ja. O ką tikrai darau, visą laiką darau ne vieną kartą endurance. Noriu turėti pilną paveikslą, žinai, su endurance, jeigu 20 minučių endurance, tu negali padaryti 15 minučių, kaip mikse, ir plus minus primest kiek. Tai būna, kad 16 minučių yra siena ir tu stipriai krenta pajėgumas. Tai endurance visą laiką darau 2-3 kartus. Endurance workoutas Druskininkuose, kuris buvo Europos veteranų čempionatas. 3 kartų dariau. Jo, tai visi daugiau mažiau vieni, nes tenais buvo arba pradėjo per karštai ir nebeišlaikė, kiti buvo, kad pradėjo per konservatyviai. Plius jisai dar toks strateginis buvo, kur gali... Taip. Jo, tai tokius workouts gal reikia daugiau daryti, kur strategiškai gali sužaisti. Taip. O kalbant apie bodyweightą, miksą, tai pilno nedarau, bet maždaug judesius, arba 5%, arba 100%, arba keletą ratukų, tai taip ir išeina. Toks sekantis tau klausimas. Pavyzdžiui, tu jau žinai, workouts liko, tarkime, 12 dienų iki varžybų.
tu rekomenduotum palikti treniruoti tik tos judesius, kas laukia varžybos ir kitos atmes šoną, ar vis tiek toliau kažkiek bent aplinkui irgi judėtų? Dažnu atveju akcesoriai turi krist laukan, nes jie pažeidžia audinius, o jau mes norim pažeisti audinius su tikslu tam, kad jie būtų stipresni ir taip toliau. Tai mes siekiam adaptacijos. O likus iki varžybų 12 dienų mes jau nebesiekiam adaptacijos jau tokios. Tai daužyti kūną dar labiau jau nebėra protinga, jau daugiau reikia galvoti apie kaip atsistatyti geriau, protingiau. Tai kartais gali būti akcesoriai naudingi, bet tada ne per pažeidimo jau ten tą gal stimulo, bet, pavyzdžiui, per metabolinį stimulą, kuris taip stipriai nepažeidžia ten to audinio, tai reiškia daugiau pakartojimo to tokio pampo ieškoti. Tai jeigu žinai, kad varžybose, nežinau, bus labai stipriai pečiai nudaužyti, tai galiu pratinti pečius prie to pampo ir daryti kažkokį tenais judesį. Prieš varžybas mes darom tą vadinamą taperingą. Arba deloadą, arba taperingą. Bet šiaip deloadas ir taperingas čia yra skirtingi dalykai. Skirtingi. Gali gal šiek tiek apie tai? Tai taperingas šiaip būna ilgesniam laikė, bet crossfite yra labai sunku tą taperingą padaryti. Tai tu per taperingą mes jau siekiam, kad mūsų fiziniai gebėjimai aštrėtų. Tai reiškia, prieš varžybas ten, sakykime, liko 2 mėnesiai. Tai 1 mėnesį yra taip. 2x dvigubai reikia mažiau taperingo negu kad užkrovos. Tai jeigu turim 8 savaitės, tai reiškia, jeigu aš 6 savaitės krausiu labai stipriai ir daužysiu kūną, tai 3 savaitės yra taperingui skirtas. Tai reiškia, išėmė visą tai, kas labai stipriai žaloja kūną, intensyvumas jisai gali likti tas pats, bet kilometražas, volumas jisai sumažėja. Per deloadą gali dar mažiau, net dar labiau sumažinti. Jo, tai prieš varžybas, ko gero, pilnai ilsėtis nerekomenduojama. Ne. Turit išlikti sharp. Jo, bet dažnai tie, kas to taperingo, bet crossfite labai sunku tą taperingą padaryti, ypač kai nežinai savo tų rungčių, kokios tos rungtys bus. Tai tu dar per savaitę visų judesių neišdirbsi. Dažnai būna, kad per 2 savaitės visus judesius varžybinius tik tai apriepė. Tai kartais būna, kad, atsiprašau, to taperingo mes mažiau padarom. Jo, bet jeigu taip labai grubiai, intensyvumas. Normalu, kad intensyvumas lieka aukštas. Taip. Labai daug žmonių prieš varžybas išsigąsta to intensyvumą ir sako, aš šiandien ramiai, aš šiandien lėtai, taip. To nereikia daryti. Ir taip ir ne. Gal tas kūnas jau prieš varžybas žmogus pradeda stresuoti ir nebegali taip gerai performint, tai pats kūnas lyg jau pradeda mažinti savo tas patį tą darbingumą. Tai dažnai yra sakoma, kad reikia klausyti savo kūną, tai jeigu jau pats kūnas jau jisai nebenori tiek išsitaškyti, tai yra visai protinga ir jo nebestumtyti tą raudoną tą zoną. Bet intensyvumo nereikia bijoti. Jeigu kūnas važiuoja ir tu žinai, kad darysi pakankamai intensyviai, bet mažesnį kiekį, tai viskas gerai. Kitas dalykas irgi, žiūrėk, pavyzdžiui, intensyvumas. Labai yra lengvai pamatuojamas olimpinėse kelimuose. Taip, arba maksimalioje jėgoje. Arba bėgime kokiam. Bėgime. Kur yra greitis, kur yra kažkas. O dabar crossfite. Kaip dabar taustų barus intensyvumą. Kaip paskaičiuoti jo intensyvumą. Tai gali skaičiuoti per pakartojimo, kaip pakartojimas greitai yra atliekamas. Tai reiškia 2 sekundės, greičiau negu 2 sekundės, ten per sekundę. Tai tokiais gali skaičiuoti. Bet dažnai būna, kad tie judesiai vienas kitą tai pradeda trukdyti vienas kitam, kad iškrenta tie skaičiai. Tai tada arba jungi su lengvesniais judesiais, tai reiškia yra sudėtingesni judesiai. Tausto baras. Jisai kaip ir nėra sudėtingas judesys, bet jisai tai paėmus jį sukoordinuot ir tas
atlikimo jėgos, kiek reikia, jis yra sunkesnis negu kad koksai sit-upsas. Tai tu gali žaisti tada su tokiais judesiais. Tai mažinti taustų barų intensyvumą turi mažinti volumo. Taip, mažini volumo, bet irgi sumažinsi per anksti, per daug stipriai, tada gali būti, kad per varžybas nebeužteks. Tai čia toks labai daug to žaidimo, kai yra tiek daug pas mumis komponentų, tiek daug judesių yra ir kai nežinom, kurių tiksliai prireiks, tai kuriuos labiau akcentuoti. Tai vieną kartą pataikai, kitą kartą nepataikai. Jo, bet kodėl ir skiriasi? Taip, labai dažnai būna, kad atletas gali laimėti varžybas geros formos, tada ateina sekančius varžybas ir jisai ten stipriai pralaimė. Taip. Ne dėl to, kad jisai per tą laiką susilpnėjo ar Taip. kažkas nepataikė. Taip, tai, ir sakau, tais pačiais judesiais, kad vienus tu gali labiau akcentuoti vienu laikotarpiu, kitus biškiai užleidi, kurie yra tavo manimu tau geresni gal, bet gali prašauti. Tai idealiai, taip, jeigu kalbant, turi atrodyti maždaug sunki savaitė load, paskui savaitė deload ir 2 savaitės taperingo. Taip, tas irgi tas load, tai dar yra vienur base load plus gali būti, tai kad vos ne, taip lietuviškai palaikymas, tai jisai kaip ir sunki savaitė, tada virš palaikymų, tai reiškia ugdymo savaitė, kur jau daugiau padarom žalos ir tada jau virš ribų, galima sakyti, tai stipriai sužalojam kūną, tada deloadas eina. Kokią schemą tu naudosi savo programinę? Labai įvairiai, negaliu dabar pasakyti, kokie jinai bus. Bet maždaug toks ir lieka. Dažniausiai tai čia yra load, tapering. Bet yra labai sunku, ką tu suplanuoji ant popieriaus, tai yra buvę, su Pauliu Brilinga dirbam prieš kiekvienas varžybas, tai žmogus, kuris visus skaičius, kurių man reikia, viską susako, koks intensyvumas, kiek laiko sportavo, viską, tai būna, kad suplanavau, jog savaitė turėtų būti daugiau tokia palaikymo savaitė, jisai iš visų skaičių pamatai, kad čia buvo nepalaikymo, labai sunki savaitė. Tada kitą savaitę vos nekartoji tą patį krūvį ir net nepadidinai praktiškai nieko, žiūri, kaip kūnas sureagavo. Tai vat tokių dalykų trūksta man tam pačiam straivy, nes tu nematai, kaip reaguoja visa grupė. Tai jeigu tu matytum, kaip visa grupė reaguoja, ar visa grupė to lygiai sureagavo, taip, visi vienodai, tada gali dėlioti. Tai tas feedbackas labai yra svarbus ir reikalingas. Palei kelių žmonės negali nuspręsti. Sunkus tas sportas. Sakau, dabar buvom Kaune pas tą Veitalą, jisai su sprinteriais dirba. Jisai visą gyvenimą programuoja sprinteriams. Ir jisai dabar keletą atletų turi iš Hyrox ir sako, čia yra sunkiausia planuoti. Taip. Sako, aš nesuprantu, dar jis turi ten 30 metų patirties SC ir sako, man tiek daug dalykų neįeina galvoj. Ką kalbėti apie crossfitą? Taip. Tai Hyroxas kaip mums yra lengvas palyginus su crossfitu. Nes mes viską žinom. Žinai, kad bus tos pačios 8 stotelės, niekas nepasikeis. Ten keičiasi drėgmė stadione, kas gali turėti įtakos, temperatūra, kas gali turėti įtakos, bet daugiau niekas, viskas. Slidės keičiamos kas 8 eventus, tai jos nėra, kad vienos prilipusios ten su tuo turfu ir jos nebesistumtų turfu, irgi daug keičiami yra. Tai daug mažiau komponentų ir lengviau yra suplanuoti. Atsimeni, kai buvom pas Ryčio Froingą, sako, Hyrox yra planuoti super lengva, palyginus su crossfitu. O žmogus, kuris planuoja bėgimui, jam super sunku planuoti Hyrox. Taip. Gal ateis dar ta nauja karta trenerių. Kažkokiu, šiaip trūksta literatūros apie crossfit. Bet jos daugėja. Problema yra ta, kad aš nežinau, kaip kitose sporto universitetuose, nes čia žmogus, kuris ateina jau tą akademinę veiklą, jis jau nusimatęs yra savo tą darbo lauką. Tai nežinau, ar kažkas persiorientuoja labai. Tai reikia jaunų žmonių, kurie įeitų į tą lauką ir pradėtų daugiau dirbti ties to. Aš pažadu tau bakalaurą ir magistrą iš crossfito rašyti.
Taip pat priversim Danielių, Simoną ir Pauliną. Žiūrėk, jau 5 darbai atsirado. Aš vieną darbą reikia atkartoti į mano bakalauro darbą, kad būtų galima patvirtinti išvadas. Spausdinti į žurnalą nori? Ne, gal ateityje, nes galima ir atbulinę datą tą padaryti, bet jeigu atkartotų, tiesiog paaiškėtų tos išvados, nes dabar buvo išvados tokios, jog čia 24 ar 23 metų. Kada buvo Europos tas veteranų čempionatas? Dabar 26? 24. 24. Tai 24 metų Lietuvos čempionato varžybų sport ir elit grupių, tai buvo skirtingi fiziniai gebėjimai nulėmė pasiektą rezultatą varžybose. Tai didelį meistriškumo nulėmė aerobinis pajėgumas ir galingumas, o sport divizijai nulėmė jėga, maksimali jėga nulėmė. Ir dabar nepamenu kaip su aerobiniu pajėgumu, ar jisai turėjo įtakos ar ne, ar mažesnė ten turėjo įtaką. Bet įdomu būtų, nes kadangi pas mumis varžybos, jos nuolatos keičiasi, tos rungtys, tai negali, tos išvados buvo tik konkrečiom tom varžybom. Ir jeigu atkartoji prie kitų rungčių ir gauni tos pačius rezultatus, reiškia, kad tai yra tikėtina. Šiais metais varžybų rezultatus kažkur bandysi panaudoti? Aš gal savo bakalaurą bandysiu panaudoti. Reikės tavo minčių kokių? Pasižiūrėti. Tai pernai metais pakankamai vėlai gal ten viską pradėjau ten žiūrėti ir skaičiuoti, bet visai įdomu gal buvo pasižiūrėti. Su metais pasilyginti. Žinai, ir atletai maždaug taip pat startuoja, tai šiaip visai įdomu. Taip. Jau prie pabaigos eisim ir šiek tiek paplėtkinsim, paspėliosim tavo top 5 vyrukų. Su mintim, kad visi dalyvauja. Ir visi sveikieji, visi be traumų. Pernai kas buvo? Buvo Lukas? Matas ir Danielis. Lukas ir Danielis. Paulius 4 buvo pernai? Paulius nedalyvavo pernai. Točno. Va. Tai sakyčiau, tie patys 3 plus Julius ir Brilinga. Tai čia bus top 5. Tarp jų pagrindinių kava būtų. Taip. Tai daugiau nėra kam. Gedas. Gedas buvo geroj formai. Taip. Jis visai nesportuoja. Gedas? Kartais savai sportuoja. Eik tik tais. Tai kai įkeli Instagramą, tik tą ir padaro. Nu, bet gerai dabar atrodo. Geroj formai. Gerai, dėl jūsų. Kaip Mindaugas, ar galėtų kabinti 5-tuką, Michailas? Elite? Manau, kad dar ne. Dėl endurance? Manau, kad ir jėgos vis tiek rodikliai dar nėra tokie ir jeigu jisai padarys vis tiek top 10, jie daugiau mažiau vis dar yra top 10. Rezultatą padaro. Ir jeigu tu gauni vieną rungtį, kuri tave nusadina žemiau vidurio, tai yra labai sunku vėliau atsikapstyti. Tai tau druskininkose buvo su endurance. Tai tu nukritai žemyn į apačią, su kiekvieno rungtim kilai aukštinį viršų. Iki 2 vietos, taip? Tai dasikapstėjai, bet kiek jeigu dar vieną kokį praleidė? Jo, taip. Tai jeigu, sakykime, iš jėgos jisai nėra silpnas, bet gal jisai lyginant su top 5, top 10 gal šiek tiek dar trūksta, tai gali kristi žemiau. Endurance'as irgi, jeigu tokia pat, taip pat bus kaip prieš tai irgi kris, ir tada viskas jau nebeištrauksim tie įgūdžiai. Jo. Tai ką gerai padarytų, tai tikrai bodyweight ir skillsų gerai padarytų. Ten būtų aukštai, bet turbūt 2 eventų neužteks, kad likti 5-tukę. Bet čia būtų įdomu pažiūrėti, kaip jis atrodo tarp vyrų. Taip. Matas? Sportuoja? Sportuoja Matas. Hyrox'u daug užsijama. Įgūdžius visus jisai turi. Tai tas gali apleisti jau turbūt. Jo, tai jeigu jisai nueis, jisai gauna ten tą Hyrox krūvį, tai gali būti, kad jam netgi tai į naudą ir palanku. Tai aerobinį toliau vysto ir
ir gerai. Jėgos turi, ten skaičiai pasijai, ten plius minus visada yra daugiau mažiau tie patys. Nėra, kad tenais snečino 120, ten kitą savaitę 80. Visus metus snečino virš. Snečino 130 stumia. Jo, tai čia taip. Tai to ir užteks. O Julius, sakai, Julius gali išbėgti? Nu, aš labai noriu. Aš susirašinėjau vakar su juo, sakė, kad melagystę paleidau per praeitą epizodą ir pasakiau, jog jisai išbėgs. Nepamenu, kaip aš pasakiau, aš norėčiau, jog jisai išbėgtų. Aš neteigiu, kad jisai išbėgs. Gali būti, kad jisai pažiūrės ir testus ir tada nuspręs, ar išbėgs. Bus galima dar registruotis? Man rodo, registracijų iki Liepos 1, o rukautus paleis gal kokį 11. Reikia pasitikrinti. Ne 11, tada gaunas Liepos gal 4 ar kada. Jo, tai vat gali būti, kad jau neprasilenks šitie. Gali būti, bet norėčiau, bet aš kiek su juo kalbėjau, tai sakė, kad nėra pas jį sugrįžęs dar tas noras tiek varžytis. Tiesiog yra noras būti geresniu negu kad vakar ir viskas. Bus stipresniu negu kad buvo. Bet manau, jisai šansų turi tikrai. Turi. Matai, tu esi sakęs, kad ant kiek jisai buvo geroj formai. Aš ir kai tada aš Tismui su juo vienas varžybas tik tais mačiau ir dalyvavom toj pačioj divizijai, tai jis tada pirmas buvo. Ir tu sakai, jog čia nėra jo geriausia forma, kokia jisai buvo jau. Jo, tai man taip net keista tą suprast, kad jisai galėjo, kad buvo dar geresnės formos, tai norėčiau pamatyti tą. O daugiau, naujų vardų kažkokiu kaip ir neateina į galvą. Žinai, tai yra tas pats, nežinau, Pauga, nekelia mažai, endurance'as nėra prastas, kaip ir neblogai sujudėjo ir kvarteriuose. Jo, tai tikrai. Kažkokius ten stipriai praleidai, su strickins ten push-upus, jisai ten labai sunkiai sekės. Tai vėl, jeigu bus retestas, tai strickins ten push-upų, jūs tai. Būtų įdomu, ne? Būtų įdomu, labai įdomu. Tipo toksai, tai Kiek tau kartų sakyt? Kokios buvo padarytos išvados per metus, gaunant tą patį testą, pavyzdžiui, prasileis 2 kartus iš eilės. Pasakyt, kad nesustiprėjau per metus laiko. Turėtų būti liūdna. Jo. Tai, bet dar nebuvo testo Lietuvos čempionatinį kartą. Tai irgi būtų, ir nebus. Danielis, tai matau, tos striktos daužo labai dažnai, kas antrą dieną. Ir wall facing kartos. Gal Mata aplenks. Ką? Gal Mata aplenks. Ant strikto. Ant strikto? Nežinau, kiek metų reikia nesportuoti, kad tai kažkas aplenktų ant strikto. Turbūt visą gyvenimą. Iš merginų, tai nežinau, net sunku čia kažką prognozuoti. Visos traumuotos, nieks nedalyvauja, tai... Ir tas varžymasis labai kaip mažas yra, kai kelios merginos tik tais yra kategorijų. Nieks negali tarp jūsų įlysti, tai čia toks Tai liūdesys. vieną rungtį prašiau pasirodžius, nėra taip, kad stipriai labai tave mestų žyminį apačią. Būsi 1 ar 3? Taip. Jo. Iš sport divizijos? O sport divizija, jinai neaiškė, nes tu... Jo, nes labai didelis kiekis. Žiūrėk, tu vien sport divizijų, kai yra, nežinau, kiek dabar yra galva žiūrėjai. 60 jau. Tai įsivaizduok, tu vieną rungtį, nežinau, klaida kažkokia įvyko. Jo, padas nukrito bėgime. Ir bėgai basom. Ir nukrito. Viskas. Gali kitus eventus laimėti, bet vis tiek bus 20. Taip. Tai ten iš viso neatleistinos klaidos gali būti. Jo, turi tiesiog stabiliai 10 išlikti ir laimėti varžybas. Sport diviziją laimėti yra labai didelis pasiekimas. Tikrai taip. Gal nesakyčiau, kad kaip elit, bet tikrai turi labai gerai superforminti visose workouts. Taip. O elite tu irgi klaidos nedovanotinos, bet mažesnis kiekis ten tų dalyvių yra, tai tas turi didelį siek įtaką. Aišku, jeigu tu esi elite top 5, ar tau bus 30, ar tau bus 60, tai tau nėra skirtumo, tu vis tiek būsi top 5. Bet jeigu kalbam apie viduriuką, tai tenais labai stipriai išsimaišo visi. Palauk, kažką žadėjo sportą, Edgaras žadėjo sportą grįžti sudalyvauti. Prižadėjo jis, nežadėjo, bet prižadėjo.
Tai Kuo skiriasi žadėti ir prižadėti? Prižadėti jau viskas, jau pasirašyta. O žadėti čia toksai, žinai, pakalbėjau, jog sudalyvausiu ir viskas, bet nepasakiau prižadu. Tai Edgaras galėtų pasirodyti gerai, jeigu sukristų. Tai sporto divizija, taip. Bet aš nieko nenoriu kažkaip ar sumenkinti, ar ką, tai čia neturiu sąrašą, kas tokie dalyvauja. Edgaras pajėgus, Liudas pajėgus, Mindaugas Kardamovičius pajėgus. Kas dar? Matai, mes... Esu tikras, kad kažkas ten ir išlys. Tai... Gerų talentų pašaudysim. Vėliau kaip tas... Pernai metais Jurgaitis pajėgus. Gal iš jaunimo kažkas ateis, gal Petrikas Želvinas gal sudalyvaus, irgi pajėgus. Tai daug tų yra pajėgių, tai ten labai gali būti įdomi kova. Jo, sporto pasirodymų laukiu labiau nei Elit. Kai Elit žiūri, tu jau, žiūrėk, išeina hitas, tu jau plius minus gali pasakyti, kas laimės. Taip. Sportai išeina hitas, tu visiškai neturi supratimo, kas čia bus. Bet jeigu Julius išeitų, man būtų labai įdomu. Juliu, please, padaryk mums. Padaryk šventę. Pakviesim tai podcastą. Taip. Jau yra buvęs. Kada? Julius yra buvęs podcastuose. Šnekėjome apie veganizmą. Šnekėjome apie veganizmą. Klausimų buvo. Taip. Kurie neuždaviau. Taip. Bet jau viskas, jau nebeužduosim. Tai laukiam sugrįžimo. Taip. Smagu. Dar kažką nori pridėti? Pagalvoti reikia visiems, kurie ruošiasi sport ir elite. Pasakyti, kad nebus kažkokio judesio, kad jisai yra sudėtingesnis ir kad jo nebus mūsų divizijų, tai to negalima. Bet ar gali būti jauk nešimas, pavyzdžiui? Kokia tikimybė, kad gali būti jauk nešimas? Manęs klausia? Jo, tavęs. Maža. Maža, ten 0%. Ne, 0, vis tiek nėra, kad negalima paprašyti su Galiūnų federacija sutart, kada atneštų. Bet tikimybė yra baisiai maža. Ar gali būti būrevimas? Maža tikimybė. Maža tikimybė. Ar gali būti sandbagas sunkus? Čia jau didesnė tikimybė. Bet... Mes jų turim. Turim mes jų? Nu. Vienetui? Mes turim iš komandinių čempionatų vormose, maišuose, bet jie ardomi. Jo, bet tenais jie negali padaryti baisiai sunkus. Gal kokiu 100 kilogramų tik tai? Jo, kažką naujo sužinojau. 100 kilogramų. Kažką naujo sužinojau. Ten yra 3, jo. Taip. Aš vis nepamenu, ar mes turim apvalkalą jam vienam, kad jisai būtų vienas. Nes, žinai, nes jeigu... Bet esmė, kad inventorius daugiau mažiau yra kaip ir aiškus, tai ten daryti kažkokius judesius, kurių labai maža tikimybė, kad gali pasirodyti, tai tiek ir reikėtų įdėti akcento tam judesiui. Jeigu, nežinau, jauk nešimo maža tikimybė ir aš jį darau su tikslu gerintą judesį, tai yra neprotinga. O kodėl tu čia sakai, matai, kad kažkas tai daro dabar? Teko matyti, bet ir ne... Tiesiog gal, kad judesiai daugiau mažiau būna, visi gali nuspėti. Žiūrėk, mes per Openą, kai yra, mes kalbam, tai visus judesius mes žinom, kokie bus. Tai Lietuvos čempionatui daugiau judesių ir jie galima numatyti, kas bus. Tai... Mažiau tikėtinams judesiams reikėtų daryti mažiau ten tų dėmesio skirtam. Taip. Tai sportuokit protingai. Taip. Tikslingai. Taip. Specifiškai. Taip. Specifiškai, taip. Taip. Nu ir viskas. Taip. O paskui jau, kai bus off-season, jau galima tos ir jog panešiot. tą padaryti transitioną. Aišku, jeigu yra minčių dalyvauti Lietuvos čempionatas, nėra pagrindinis startas ir yra numatyti kiti startai, tai negali gal taip apleisti, bet jau tada priklauso, kaip kategorizuoji savo varžybos, tą planą A kategorijos, B kategorijos, C kategorijos, prioriteto prasme. C kategorija, tai reiškia, mes visai
nieko specifiškai nedarom, nuvažiuojame į tas varžybas tiesiog padalyvauti. B kategoriją jau kažką biškiai keičiam, A kategoriją, tai reiškia, mes jau visą savo gyvenimą tuo metu koreguojam tam, kad tuose varžybose kuo geriau pasirodytume. Taip, labai paprasta. Treniruojasi tas, ką treniruoju. Taip. Dėja. Taip. Bėgdamas negeriau nesnečis. Tas pats, žinai, bėgimas ant treadmilo. Ar tai yra tas pats, kas yra bėgti lauke? Į tą pusę, bet ne. Taip, tai ar bėgimas ant treadmilo bus, ar galiu su juo pasiruošti įkalniam? Ne. Ne, tai jeigu bus įkalnė bent mažas laipsnis, nežinau, tenais, tai labai stipriai pasijus. Bėgti nuo kalno irgi yra įgūdis, kaip atsipalaiduoti, kaip bėgti. Tas, kuris bėga tokiom rankom, gali aplenkti, nes moka atsipalaiduoti. Yra toks maratonas, ultra Pietų Afrikoje vadinasi Komrads. Gal apie 100 arba 90 km ten nuo vieno miesto iki kito ir gaunasi, kad vienais metais jie kyla į viršų, kitais metais jie keičia kryptį ir leidžiasi į apačią. Tai geriausias laikas, kai kyla. Ar ne? Nes per nusileidimą yra DNF-ų, gal 3 daugiau, aš tai įsivaizduoju dėl ekscentrinės fazės, jos stabdymo. Taip. Sako, taip dvigalvius, keturgalvius taip išdaužo, kad žmonės nefinišuoja ir laikai yra geriausiai lipant. Taip. Tai kylant, bėgant į viršų, mūsų raumenynas gali užsipumpuoti ir jaučiam didelį degimo tą jausmą. Bėgant ilgai nuo kalno mes galim nejustinti to tokio didelio sunkumo, bet vėliau kas pasijaučia, tai kad pradeda didėti amplitudės. Tai reiškia, kad mes jau pradedam leistis giliau į apačią. Bėgų klubai nebėra taip aukštai krenta žemyn, kelias nebėra toksai ištiestas, jis jau žemiau. Ir mes vis žalojam ir galiausiai jau žiūri, kad nebepaini. Ten prie halės yra tas parkas, kur varžybos organizavo 6-3. Ten toks labai geras nuolydis. Sprintas nuo kalno. Power rungtis. Taip. Užsimerkus. Šiaip ten fainas parkelis. Taip. Bus galima išnaudoti, jeigu ką. Viskas? Viskas. Sėkmės pasirašym, liko 5 savaitės. Taip. Ar 6. Liko nedaug savaičių. Liko nedaug savaičių. Sportuokit protingai, nepersportuokit, bet ir neatleiskit gazo. Sėkmės. Iki.